Ačiū, bet aš jau žadėjau jums dovanėlę, galbūt jūs galėtumėte išeiti į sceną. Aš, būtent aš. Taip, taip. Aš galiu šiaip. Taip. Marijonai, malonu susipažinti. Ne, nu gerai, tada gal po dovanėlės. Aš bijau jūs. Neabijokit. Gerai, susipažįstam. Taip. Tai jums? Ja. O kodėl jie ploja? Ir viskas? Nu jo, arba jau nelabai patiko. Ne, man patiko, bet aš laukiu kažkokio tai bairio. Bet nenuoširdžiai kažkaip skambėjo. Žinokit, aš turiu čia tokį specialų prietaisą. Kažkur čia buvo, gal, žinot tokį, jo? Vau! Geras. Tu matei? Jūs mano draugas. Ačiū. Tikrai. Dar niekada. Ačiū labai. Dar niekada nesugebėdavau taip greitai susidraugauti, bet Marijonai, reikės jūsų paslaugos. Man reikėtų kokio nors žiedo, galbūt kas nors iš jūsų draugų norėtų paskolinti man žiedą triukui, arba gal jūs. Ir žiedo gali šampano butelį ištraukti. Na, kas turit brangesnį žiedą, prašau. Aš radau. Labai geras. Gerai. O, auksinis. Tai jeigu radot... Aha, gerai. Man reikia? Nu gerai, Marijonas kontroliuos situaciją. O, tikrai auksinis? Taip. Na, tai bus mikromagija, triukai su mažais daiktais. Prieš pat jūsų nosį. Triukas bus labai greitas, stebėkit žiedą. Nesigavo. Nu, žinokit, nieko baisaus, su žiedu nesigavo, parodysiu kitą triuką su raktais nuo mašinos. Palaukit, išsiaiškinkit. Kitas triukas irgi geras, o triukas kaip tik tame, kad ant raktų jūs galėt kažką pastebėti. Tu matai? Žiedas. Kaip jūs tai padarėt? Aš pats nesuprantu. Jam taip gaunasi. Jis toks gimė. Nu gerai, dar kartą. Marijonai, gal jūs turite įtarimų? Aš nežinau. Aš galvoju, kad jūs kažkaip pro virškinimo traktą leidot ir... Tai įdomi versija, bet manau, spėjau, kad daug ekspertų prie telikų dabar pagalvoju, kad aš naudoju rankovės šitą. Nes visi galvoja, kad rankovės. Jo, bet aš realiai sąžiningas iliuzionistas, aš niekada nenaudoju rankovių ir pakartosiu, aš jau be rankovių, jūs galite apžiūrėti. Bet tai, supratau, kad, pilnų marškinių neįperkat, ar ne? Iš tikrųjų, tai buvo tėvo marškiniai šiandien, iki vakaro turiu kažkaip atgal prisiūti. Na, kartosim. Pakartokit, taip. Taip, be rankovių, taigi, dabar jūs žinot, ką stebėt, raktai, žiedas. Ir laikykit savo ranką va taip. Taip. Aha. Ir svarbiausia, kad jūs pastoviai galėsit matyti mano rankas, aš niekur jų neslėpsiu. Ir žiedas vėl ant rakto. Va. Nesigavo. Nu, nieko baisaus, aš vis tiek galiu atsiskaityti. Šiaip, Samai, kiek kainavo žiedas? Nu, kažkur apie... Suprantu, tada vietoj pinigų aš atiduosiu jums kai ką žymiai vertingesnį. Aš turiu jums dovanėlę. Čia toks vokas ir dabar prašau jūs įsitikinti, kad vokas tikrai normaliai užklijuotas, niekur nėra praplėštas, prašom. Tai jums. Nu, iš tikrųjų Samai, jeigu jam patiks. Taip jisai išklijuotas, užanspauduotas, jis nepraplėštas. Tai dabar praplėškit. Jūs nenaudėlė. Draskyk į skutelius, Markas. Gal ten kažkas bus įdėta? Negailėk. Ir čia yra. Tai mano vizitinė, kai ką nors švęsit. Kur galima žiedą gauti? Ir žiedas, taip. Nuostabu. Ačiū. Ačiū. Marijonai, jūs galite prisėsti. Gerai, ačiū. Ačiū jums ir pagalbos. Wow.
Išdūrė tave, ne? Nu, visiškai. Gražinkim Ir žemę. dabar tuo galima būtų užbaigti. Tačiau geriausias pasirodymas gaunasi tada, kai kiekvienam žmogui salėje pavyksta atiduoti savo širdies dalelytę. Aš nesu tikras, kad visi šitoj salėje gerai matė tą mažiuką žiedą. Todėl dabar aš apsidrausiu ir tiesioginė prasme atiduosiu savo širdies gabaliuką. Ačiū. Klausykit, o įmanoma, jūs paskui pasakysit, kaip šitą triuką darėt su širdelė dabar? Aš pasakysiu, bet jeigu dar kartelį paskolinsit man žiedą. Ne, aš ir taip pat gavau, džiaugiuosi. Nu gerai, tos, jau praktiškai pasitikiu tavim. Bet Kad tai reikės neprarasi. filmuoti iš arti. Aha, Mes galėtumėm padaryti mažą pauzę, kad prieitų operatorius. Gerai. gerai. Esmė tame, kad aš dirbu ne vienas. Man padeda asistentas. Galbūt tai keistokai skamba, tačiau žiūrėkit. Normaliai matosi, taip? Taip.